Laba diena, esu Skaistė Valutienė. Pristatysiu informatikos mokomojo dalyko individualų darbą. Informatikos mokomojo dalyko temos animuotų skaitmeninio turinio kūrimas, mokymasis 4 gimnazijos klasėje, galimybės. Ši tema yra labai aktuali, nes yra įtraukta į ugdymo programas ir atspindi švietimo dokumentus. Ir labai yra svarbu, kad mes mokiniams suteiktume praktinių įgūdžių ir žinių, kurios reikalingos kuriant skaitmeninius produktus. Vieni iš jų yra animacijos produktai, tai yra animuotus logotipus, reklamas, marketingo produktus, komiksus ar žaidimus. Darbo tikslas buvo išanalizuoti informatikos mokomojo dalyko galimybės mokant animuoto skaitmeninio turinio 4 gimnazijos klasėje. Tikslams pasiekti išsikėliau uždavinius. Tai yra apžvelgti egzistuojančias informatikos mokomojo dalyko temos animuotam skaitmeniniam turiniui kurti, taip pat atsižvelgti į mokymuisi aktualias virtualias priemonės ir detalizuoti galimas temas, mokymosi problemas ir kaip tas problemas būtų galima spręsti naudojant virtualias priemones. Temos mokymosi patirtis. Labai svarbu suteikti mokytojams reikalingą metodinę pagalbą, kaip ugdyti šias kompetencijas, kadangi lietuvių kalba vadovėlių ir kitų metodinių rekomendacijų nėra, jų trūksta. Aukštosios mokyklos ir universitetai daugelį šalių siūlo įvairias animacijos programas, skirtas tiek kūrybiškumui, tiek techniniams įgūdžiams tobulinti. Paanalizavus Europos mokyklų patirtis, radau, kad Graikija ir kitos Europos šalis jau pradinio ir vidurinio ugdymo įvadiniuose programavimo kursų programuose rekomenduoja naudoti į logotipą panašias vaizdo programavimo aplinkas, ypač jaunesniems mokiniams, ugdant kompiuterinius skaitmeninius dalykus ir naudojant daugybę programinės įrangos įrankių. Taip pat daugelį šalių yra privatūs mokymo centrai, kur yra mokoma būtent animacijos pagrindų. Taip pat yra internetinės platformos, kurios siūlo įvairius kursus, norint tobulintis šią temą. Išskirčiau animacijai mokyti labai gerą programą Blender. Apie jos mokantis ir mokant mokinius galima pasinaudoti virtualiomis priemonėmis kaip Blender vartotojo pagrindai, taip pat Blender mokymosi pagrindai. Labai daug įvairios medžiagos anglų kalba galima rasti ir YouTube kanale. Kanalų yra įvairių ir netgi jau šiomis dienomis yra pasirodę, kad tokių įrašų, kurie rekomenduoja Blender susieti su dirbtinio intelekto galimybėmis ir naudojant jį kurti įvairius trimačius objektus, taip pat animuoti juos. Taip pat yra Blender įvairių kursų sąrašą, aš pateikiu čia, jo neskaitysiu ir tikrai yra puikios galimybės, šių kursų dėka galima pakelti savo kaip mokytojo kompetencijas ir taip pat rekomenduoti mokiniams naudoti šiais šaltiniais. Mokant animacijos mokykloje tikrai iškyla begalės problemų ir tikrai pateiksiu kelias rekomendacijas, kurias reikėtų spręsti. Tai yra reikia parengti mokytojams išsames metodinės medžiagas, gaires, kaip dirbti mokytojui, mokant būtent skaitmeninio turinio kūrime, būtent animuoto objektų kūrimui. Ir jeigu būtų tokia medžiaga, tai tikrai ateitų pagalba mokytojams. Taip pat reikia investuoti į modernes techninę ir programinę įrangą, užtikrinant, kad mokyklos turėtų pakankamai resursų ir kad visos techninės priemonės būtų atnaujintos, nes animacijai kurti kompiuteriai turi turėti gerus resursus. Taip pat organizuoti mokytojams kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus,
siekiant juos supažindinti, kokios yra naujausios animacijos kūrimo technologijos ir kokie yra mokymo metodai. Taip pat reikėtų mokytojams pateikti patobulintus pamokų planus, kuriuose būtų įtraukta praktinių pavyzdžių, detalių instrukcijų, kaip mokyti mokinius, kad būtų galima įgyvendinti įsikeltus parengtas užduotis. Taip pat sukurti interaktyvias ir įtraukias pamokas, kurios skatintų mokinius aktyviai dalyvauti būtent mokymėsi animuoto turinio kūrime. Na ir periodiškai reikia atnaujinti vertinimo rubriką, atsižvelgiant ir tai, kokie yra mokiniai, kokie jų gebėjimai ir pasiekimo lygiai, kad tai būtų skaidru ir naudinga. Išvados.